Vandenukas pakilęs kaip reikiant. Skaidrumas. Čia net nepavadinčiau skaidrumų, čia yra vandens mutnumas. Šiandien visą naktį lyjo. Čia aišku, Eketės upelis įtekantis į užtvanką. Šiaip tie visi status skardžiai ir kai palyja, čia labai greit susidrumščia vanduo. Kažką čia pasakoja, gulbės mums, žodžiu. Dangus pilkas, vanduo pilkai rudas. Tai šiandien, manau, ryškus masalai ir masalai su daug vibracijos. Esame Eketės užtvankoj. Dabar jis gal labiau žinomas kaip Laukžemių tvenkinys. Reikia pirkti licenciją, kuri kainuoja 8 eurus. Tai reikia žinoti šitą pavadinimą, Laukžemių tvenkinys, nes taip vadinasi jų internetinis saitas, kur reikia pirkti licenciją. Bandysiu dėti ryškų guminuką su ofsetiniu kabliu ir lapeliu. Labai purvinas vanduo, tai mes turim ne tik duoti kažkokį stimulą lydekos akiai, o turim duoti stimulą ir šoniniai linijai. Tai šiaip, kad šiandien visą naktį lyjo, galbūt nėra tai blogai. Tas lietutis vis tiek kažkiek sudrumstė vandenį, padavė degonės daugiau. Gal dėl to ir pačios lydekos daugiau judės. Nors šiaip paskutiniu metu tai jos nelabai kimba. Aišku, dar labai ankstus rytas. Tik prašvito, turim 9:30, tai nežinau, tą pirmą pusvalandį tų kibimo aš net nelabai tikiuosi. Opa! Vis dėlto klydau. Toks lydys, prie pat kranto smogė čia šalia tų žolių. Metimas ne pirmas. Kaip gražiai tiesia, į nosytę. Storulė. Turim pirmą žuvį, bičiuliai. Storulytė, tokia. Lydeka kresna. Ne per ilgiausia, bet kresna žuvis, tai okei. Rytinė tokia, mus pasveikino. Čia jinai prie tų pat žolių buvo. Tai čia pat mes ją ir paleiskime. Pradžią turim. Pasiteisino mūsų masalo pasirinkimas, 12 cm slimukas vestino, ofsetukas su lapeliu. Pabandysim čia palei žolės pravesti. Pravedimą lėtą darau. Tokia, vis tiek ruduo, vanduo atvėsęs. Ta lydeka tikrai nenori, manau, vaikytis kažkokio super greito masalo. Visai nieko man tas, visai nieko tas orelis toksai, sakyčiau. Toks ir lydekom ne per prasčiausias, ir man ne per prasčiausias. Antras sektorius ir Cesu Premium
Latviai gal buvo atvažiavę. Jeigu sulūš meškerė pakaitinė. Galvoju, pabandysim truputėlį pasikeist masalą. Galbūt užsidėti didesnį, nes, didesnis masalas, didesnė uodega, daugiau vibracijos. Toks kabliukas, ane? Ir šiaip tas kablys, tam 14 cm slimui truputėlį per didelis. Bet dabar neturiu tokių, kad grinai būtų atitinkami, arba per didelį, arba per maži, tai užsidėsiu truputėlį per didelį. Nėra labai gerai, nes lydeka jinai gali griebda mane kliudyti, masalas pasisuks ir mes kirsdami jai tiesiog daug labai šansų, kad tiesiog ištrauksim iš burnos. Tai per didelis offsetas yra blogai. Bet per mažas irgi nėra gerai, tai tarp šitų dviejų variantų galvoju, užsidėsiu šiek tiek didoką. Šiaip tas toksai purvinas, ane, purvinas vanduo, aš nemanau, kad yra labai blogai. Nes tokiam vandenį galbūt, mano galva, kažkiek gali būti, kad yra lengviau pagauti. Ypač tą tokią didesnę, atsargesnę, labiau patyrusią lydeką. Tik tai reikia pasirinkti tinkamus masalus, aišku. Pakankamai ryškius arba tamsius ir kad būtų vibracijos. Ir tą mes purviną vandenį tokiu būdu tikrai galim gerai apžaisti. Ir netgi gal turėti geresnę žvejybą negu prie skaidraus vandens. Sektorius 16, ne? Kaip pamenu, tai čia baisus miškas. Kliuvinių čia daugiau negu proto. Užsidėsim chatterbaitą. Guminukas su tokia uodega. Kablys offsetinis, masalas ilgas. Šiaip pakirtimo atžvilgių nėra labai geras masalas, bet čia labai daug kliuvinių. Chatteris duos labai daug vibracijos. Ta uodegytė irgi duoda daugiau vibracijos negu paprasta, ne, lopetėlė ta. Tai manau, kad šitas masalas gali iššauti. O, vibracija. Nežmoniška. Gerai, bandom. O, jisai net su banga pareina. Nežinau, ar matot, bet galiukas meškerės tai tik tais dik. Dirba neblogai. Vibracijos atžvilgiu, aišku. Lydekų jis man dar nepadovanojo. Žodžiu, nieko. Čia tikėjau kibimo sulaukti. Pirmas greitas kibimas, ne, seklumoj, palei žolių liniją ir po to panašiose vietose ramu. Tai keičiam šitą ir galvoju, pabandysiu džerkozaurą. 13 cm, 38 gramai, Berkley Zilla. Didelis, ne, žiauriai ryškus, vis tiek važinėdamas iš šonus stumdo į tą vandenį, tai gal nėra tobulas, ne, sakykim, prie tokio vandens pasirinkimas, bet aš manau, kad pakankamai geras, kad būtų galima išbandyti, tai pabandysim. Šiaip yra nemažai šansų, kad aš jį čia užkabinsiu kažkur, bet parizikuosim. O, kaip gražiai dirba. Jisai yra slow sinkingas, ne? Tai labai ilgai jo vienoje vietoje nepalaikysi, bet ilgai ir nereikia laikyti. Aišku, pauzelės kažkokias darysim.
Pažiūrim, ar jeigu mes ne su kotu dirbam, o tiesiog traukiam. Jis vis tiek labai gražiai dirba. Mums gal net nereikia su kotu dirbti, mes galim tiesiog užmesti. Jo tema. Ir tiesiog gražiai po biškį sukti. Nekantrauju išbandytą, ne? Jisai dirba nuo 0,5 metro iki 2 metrų gylį. Šitam spotelį čia yra pats tas. Norim biškį užsinardinam, norim truputėlį arčiau dirbam paviršiaus. Jau smeigiau aš į kelman kažkur. Džerkui labanakt, ko gero čia bus jis jau. Sudėjau easy shinerį 6,5, galva 10, galvoju truputėlį pabandysiu, nežinau, dugnu pašokdint, gal tos lydekos neaktyvios, visos gulė ant dugno. Gal reikia pabandyti jom truputėlį tom prisispaudusiom pasiūlyti masalą, tai pabandysim palei dugną pašokdinti. Gal taip pavyks. Yra tekę čia Eketėj ir per porą valandų pagauti dviženklę lydekų skaičių. Bet yra ir ne 1, ne 2, ne 3 ir ne 5 žvejybos, kad per visą dieną nepagauni nieko. Tai, sakykim, čia šiandien visko gali būti. Nors po tos greitos pirmos tokios lydekas jau galvoju, okei, čia šiandien ta diena, ne? Ta kai kimba. Bet, kaip matot, ne viskas šiandien bus taip paprasta. Kažkaip dar nei vieno žvejo absoliučiai nesu. Oh yeah. Turim kažką neblogą. Jep. Ant džigelio. Ant pauzytės. Graži lydeka. Nemilžinė, kaip sakyt. Bet tikrai graži. Kablys labai gerai įsėdęs, tiesiai į nosytę. Opa! Šita gal truputį ilgesnė. Gavo tiesiai į nosytę. Bum! Gražus lydekiukas. Ką? Mąstėm ir primąstėm, ne? Vibravom čia žiauriai. Spalvas keitėm, džerkavom viską. Bet pasirodo, kad antras iššovimas buvo nuo džigo. Ok, gražus lydekiukas. Ir gražiai jisai važiuoja nomiai. Ok, 2 lydekos jau yra gerai.
šautume magišką skaičių 3, ne? Dar 3 lydekuitį. Būtų visai gerai. Va. Džigelis. Ir galit užeiti fishon.lt, ne? Fishon.lt. Jo, didelis džerkų pasirinkimas, tiek Vestino, tiek va dabar Berkley, tiek Rapalos, dar kažkiek. Nu, žodžiu, yra tų džerkų. Jeigu norit pasibandyti, užeikite fishon.lt, šaukit nuolaidos koduką 2KG, ne? Gausit nuolaidėlę dar ir galėsit padžerkinti prie vandens. Labai nepastovus tas oras šiandien toks, kas plėšrūnam nėra labai gerai. Aš žinojau, kad čia yra, bet kažkaip aš galvojau, kad jisai arčiau šitas kliuvinys, bet pasirodo nifiga. Įdomus metų laikas, saulė, skaitykim, aukščiau tiek turbūt nebuvo pakilus. Ir jau 2 valandą jinai jau leidžias. Tuoj nutrauksim paskutinį keitechą. Kad jau šiandien bandau įvairiausius masalus, o ne įvairiausias technikas, tai galvoju, neišbandžiau dar spinner baito, ne? Guma, 2 kabliai, pasidariau dar vieną papildomą, porą viršui blizgių dalykėlių. Esu aš ant jų jau pagavęs tų lydekų ir galvoju, šitam purvinam vandenį gal visai bus nieko. Vibracija, blizgesys didelis, tai turėtų, aš manau, visai gal neblogai jisai suveikti. Pabandom, čia dar vienas potelį. Pradėkim nuo 13. Ne veltui ne 13 tas sektorius. Toks ne pats laimingiausias skaičius. Tai čia kažkaip dar niekad ir nesu lydžio pagavęs. Ant kablio guminukas ir ant to kablio per kembriką netokį specialų permautas dar vienas kabliukas. Trail hookas vadinasi. Trail hook. Tai būtų kaip jeigu išvertus į lietuvių kalbą besekantis kablys. Ar kažkaip panašiai. The fuck? Kažkas šitaip pasielgia su bebru. Įdomu, kad šitą bebrą pričiupo. Ar jis pats numirė čia? Pavažiuosim į kitą pusę užtvankos. Noriu aš dar tenais pamėtyt. Nu, toks planelis buvo. Čia prasieiti ir po to apvažiuoti. Apvažiuoti, pažvejoti tenais. Netoli slipo. O, bičiuliai, kaip jau norėjau kavytės atsigerti. Oi. Bet
Nėra laiko. Reik varyti. 2 valandos po 2:05. Ką mes čia beturim? 1,5 valandos galbūt žvejybos geriausiu atveju. Šaunam dar į vieną spotuką. Galbūt tenais mūsų lauks paskutinis lydys. Ką, bičiuliai, šiandien tokia masalų bandymo diena, ne? Gaunas taip. Man čia EB Lures užfundijo va tokią čiūčelą, ne? Net kamera nukrito. Čia yra triušio šiknos plaukų čiūčela. Labai gražiai vandenį dirba. Na ir guminukas. Pažiūrėsim. Iš tikro tai nesu pilnai tikras, kaip čia su jie žvejot. Nu, bet turbūt, kad išnaudoti to kūšio visus privalumus, tai reikia ir leisti taip jam plevesuoti. Taip vat banguotai ir žvejosim turbūt. Nors aišku, galbūt galima ir tiesiog traukti. Nežinau, nesu bandęs dar su tom čiūčelom gaudyti. Šiandien pirmas kartas. Rekordinė geldelė, žinokit, bičiuliai. Dar tokios kriauklės nesu pagavęs. Čia tikrai asmeninis rekordas. Plium. Truputėlį pasiaukosim. Labai noriu pabandyti palei žolių liniją pramesti. Greitai, taip. Iš kur čia dar tas kelmas? Oi, ne, galbūt ne kelmas. Nežinau, kažkaip nėra už ko užsikabinti. Pirmą lydeką užkybo palei žolės, ne, tolygiai, vedant ant nedidelio masaliuko. Antrą lydeką užkybo džigaujant, jau toliau, ne, ant sąlyginai nemažo masalo. Tai galimai, kad čia šiandien labiau sėkmė buvo pagauti tą žuvį, negu kad kažkoks atradimas, kaip jinai čia šiandien, ką jinai veikia ir kaip jinai kimba. Gražiai dirba tas džekiukas. Dar kažkam sprandą užmetėm. Ir metas labai gerai tas džerkas. Galima toli jį nušveisti. Turim, bičiuliai, turim kažką. Ant džerko. Yes. Yes. O, ne, kur tu bėgi, prašau, nereikia. Yes. Pirma gyvenime lydeka ant džerkučio. Nu, šita jau tokia pati mažiausia, bet vis tiek gerai, blemba. Tiek ilgai vargom.
Praknisau tą savo gražų į džerkiuką. Bet turėjau dar, ane, atsargoj, Vestino Official Roach spalvos džerkuliuką ir bamtę, ne? Visai nieko lydekiukas. Jeigu jums patiko šitas video ir norite toliau matyti mano keliamą turinį, tai būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką. O jeigu jau tai padarėte, tada nepamirškit paspausti nykščio, palikti komentarą. Taip pagelbėsite algoritmui ir šį video matys daugiau žmonių. Ačiū jums. Fortuna vis tiek apdovanoja atkakliausius, ane? Šiandien už tą atkaklumą gavom prizelį ir mes. Nu koks tas prizelis, ane, koks tas prizas. Bet vis tiek, ta paskutinė, trečia ta lydekaitė uždarimui, ane, nebereikalo čia važiavom, kaip sakyt. Ir skaičius visai toks pusė velnio 3, ane, tai už atkaklumą buvom apdovanoti. Tai va, bičiuliai, iki kito karto, kitą kartą galbūt susitiksim jau su ešeriukais rankose.